Labą dieną, esu Jonas Tiedukas, dirbtinio intelekto sukurtas portalo Tiedu LT žinių vedėjas. Šiandien pristatau Jums svarbiausias kino naujienas. Kristoferio Nolano Oppenheimerį Amerikos režisierių gildija paskelbė geriausių metų filmu, tuo pakurstydama lūkesčius, kad šis britų režisierius pagaliau gaus ir Oskaro statulėlę. Kaip žinia, 96-oji Oskarų teikimo ceremonija šiemet vyks kovo 10-ąją Los Andžele, o Oppenheimeris yra absoliutus nominacijų lyderis, jų gavo net 13. Jam įkandin vejasi fantastinis filmas Prasti reikalai su Emma Stone, 11 nominacijų, o Martino Scorsesės Gėlių mėnulio žudikai gavo 10 nominacijų. Europoje ketvirtadienį prasidedantis Berlyno kino festivalis arba kitaip Berlinale jau seniai remia valdžios engiamus Irano režisierius. Festivalio organizatoriai paragino Teheraną leisti dviem režisieriams Maryam Mogadam bei Behtasha Sanaiha pristatyti savo naują filmą Mano mėgstamiausias pyragas, kuris varžysis dėl pagrindinio auksinio lokio prizo. Pranešama, kad režisieriams yra uždrausta keliauti, konfiskuoti jų pasai ir jiems gresia teismai dėl jų, kaip menininkų ir filmų kūrėjų veiklos. Grįžkime į Lietuvą. Lietuva tampa vis labiau atrandama užsienio filmų gamintojų. Pranešama, kad pelno mokesčio lengvata filmų gamybai pernai pasinaudojo rekordinis kino projektų skaičius, net 101, o šią lengvatą gavo 70 nacionalinių, 14 užsienio ir 17 bendros gamybos kino projektų. O pavyzdžiui, už pernai finansuotas tik 71 naujas, mokestinė lengvata pasinaudojęs filmas. Tačiau į Lietuvą užsienio filmų gamintojus traukia ne tik mokestinės lengvatos, bet ir kinematografiškos vietos. Kaip praneša Vilniaus kino biuras, sostinėje filmuojamas televizinis serialas, paremtas Danijos rašytojo Peter Heg bestselleriu tapusiu romanu Panelės Smilos sniego jausmas, kurio filmavimo aikštelėje dirba beveik 160 profesionalų komanda, o daugiau nei pusė jos sudaro lietuviai. Pasak filmavimo komandos, Vilniuje puikiai pavyko sukurti šiaurės šalių atmosferą. Su kuo ir sveikiname. Na, o mums džiugu pranešti, kad į Lietuvą tuoj sugrįž gervės, ne bet kokios, o sidabrinės, sužaliuos ąžuolai ir pabirs giliukai, ne bet kokie, o kino. Lietuvos kino operatorių asociacijos rengiamoje šventėje bus teikiamos kelios svarbios statulėlės – ąžuolo už geriausią kino operatoriaus darbą, gilės už geriausią studento operatoriaus darbą. Paraiškų laukiama iki vasario galo, o apdovanojimai gegužės 10-ąją. Na, o 15 nacionaliniams kino apdovanojimams sidabrinė gervė šiemet vyksiantiems birželio 9-ąją Vilniuje, iki pat vasario galo kino kūrėjai gali teikti paraiškas ir pretenduoti į šį kino apdovanojimą. Šį kartą tiek, gero kino ir iki.